Šiandieną norime pakalbėti apie vyresnio amžiaus žmonių širdį. Kodėl tiek mažai vyrų sulaukia pensijinio amžiaus? Kodėl lietuvių širdys tokios neatsparios? Dabar kalbinsime kardiologę Žanetą Petrulionienę, kuri patars, kaip širdį ilgai išsaugoti sveiką. Lietuvos vyrai gyvena trumpiausiai iš visų europiečių. Kardiologai įsitikinę, jog dėl atsainaus požiūrio į savo širdį. Mūsų šalyje kas antra mirtis ištinka dėl širdies kraujagyslių ligų, o vyrai statistiškai gyvena 13 metų trumpiau nei moterys. Jei vyrai ir toliau taip atsainiai žiūrės į savo sveikatą, o valdžia vėlins išėjimo į pensiją amžių, vyrų pensininkų Lietuvoje neliks. Norint, kad Lietuvos gyventojai gyventų ilgiau ir iš tikrųjų, kad ta senatvė būtų šviesi, juk senatvė nelygi, tai reikėtų kalbėti apie širdies kraujagyslių ligų profilaktiką ir gydymą ir įvairiausias priemonės, nes tai yra pačios svarbiausios ligos vyresnio amžiaus žmonių tarpe. Aišku, yra daugybė kitų, kurios tiesiog gadina gyvenimo kokybę vyresnio amžiaus žmonėms, bet širdies kraujagyslių ligos numeris 1. Ir ką būtent reikėtų žinoti, kokie tai būtų profilaktiniai būdai? Aš manau, kad širdies kraujagyslių ligas galima atitolinti toli į labai gilią senatvę arba jų visai išvengti. Rizikos veiksniai, galima sakyti, tie patys. Ir kiekvienas vyresnio amžiaus žmogus be jokios abejonės turi labai gerai žinoti visus savo rizikos veiksnius. Ir aš akcentuočiau turbūt visų pirmiausia kraujospūdį, arterinė hipertenzija. Arterinės hipertenzijos normatyvus, kraujospūdžio normatyvus. Reguliariai lankytis pas gydytoją arba netgi turėti kraujospūdžio aparatą namuose. Ir dar kartą noriu priminti, kad kraujospūdis normalus laikomas iki 140 ir 90, idealų 120 ir 80, tačiau, aišku, vyresnio amžiaus žmonėms žemas kraujospūdis būna žymiai rečiau negu jaunesniems. Su amžiumi standėja kraujagyslės. Ir tai yra priežastis to, kad didėja viršutinis arba sistolinis kraujospūdis. Ir kuo vyresnis žmogus, tuo didesnis tarpas tarp viršutinio kraujospūdžio ir apatinio, taip vadinamas pulsinis kraujospūdis. Ir tai pagrindinė dalimi yra susijęs su kraujagyslių standėjimu. Kraujagyslių standėjimą įmanoma pristabdyti šiek tiek pakoregavus gyvenimo būdą, atsisakius rūkymo, riebaus maisto ir kasdien daugiau judant. Nebūtina pirkti sporto klubo abonemento ar bėgioti krosus. Pakaks kasdien pusvalandį aktyviai pasivaikščioti. Vyresnio amžiaus žmonės turėtų be jokios abejonės žinoti ir savo kraujo parametrus, kraujo sudėtį. Tai yra šeimos daktaro pareiga ir pacientas gali kreiptis ir jam bus atliktas kraujo tyrimas. Tai yra ir cholesterolis, ir kraujo gliukozė. Vyresniam žmogui labai svarbu yra inkstų funkcija, kepenų funkcija, todėl kad su amžiumi šių organų funkcijos gali kai kam šiek tiek pradėti trikti ir mes turim pacientui pasakyti ir skirdami vaistus, kad medžiagų apykaita yra kiek kitokia ir vaistų šalinimas iš organizmo yra kiek kitoks negu jaunesniam amžiui. Labai dažnai pacientai vyresnio amžiaus, kurie jau turi 1, 2 arba kelias ligas, gauna keletą vaistų. Ir tai yra problema. Ligų derinys, vaistų derinys ir sutrikusi inkstų kepenų veikla. Visą tai ir pacientas turi žinoti ir gydytojas jam pasakyti. Toliau be jokios abejonės mityba. Mityba ir dar kartą mityba. Ir aš pati iš savo tėvelių žinau, kad tiesiog tradiciškai yra galvojama, kad riebus maistas nieko tokio. Kaip jauniems, taip ir vyresnio amžiaus žmonėms. Gyvulinių riebalų perteklius, labai riebus maistas, aterosklerozė skatina. Ir galioja tie patys principai absoliučiai visų amžiaus grupių žmonėms. Tai yra vengti gyvulinių riebalų, vengti lengvai pasisavinamų angliavandenių, druskos kiekis turėtų būti ribojamas dėl kraujospūdžio kilimo.
Ir fizinis aktyvumas vyresnio amžiaus žmogus lygiai taip pat neturi sėdėti arba prieš televizorių, arba ant sofos pagal galimybės, aš dar kartą sakau, pagal galimybės, pagal raumenų ir kaulų sistemos būklę, jis privalo reguliariai judėti, mankštintis. Ieškantiems veiksmingų būdų stiprinti kraujagyslės, pravartu užsukti vaistinę. Vaistininkai turi ką pasiūlyti. Norėdami pasirinkti natūralius antioksidantus, rekomenduočiau rinkti kompanijos GlaxoSmithKline vitaminas A plus E ekstra vitaminus. Tai natūralių antioksidantų derinys, kurio sudėtyje yra vitaminas A ir vitaminas E. Kadangi tai yra riebaluose tirpūs vitaminai, tai kad jų įsisavinimas būtų geresnis, jie yra ištirpdinti arachių aliejuje. Dažniausiai juos rekomenduočiau vartoti vyresniems žmonėms, tai nuo 40 metų ir vyresniems, profilaktiškai po vieną kapsulę vieną kartą dienoje, o tiems, kuriems yra trūkumas šių vitaminų, galima vartoti 2-3 kartus dienoje po valgio. Kada reikia vartoti antioksidantus? Su amžiumi žmogus sensta, jo ląstelių funkcijos blogėja, daugėja laisvųjų radikalų. Būtent šis antioksidantas vitaminas A plus E yra vienas iš veiksmingiausių antioksidantų, jis suriša laisvuosius radikalus, todėl kovoja su ląstelių priešlaikiniu senėjimu. Vitaminas A plus E ekstra tai yra kapsulės antioksidantų, kurių yra labai priimtina kaina. Vaistinėse jisai kainuotų apie 9 litus. A plus E ekstra kapsulėse vitaminai yra ištirpinti riebaluose, tai yra jau paruošti vartojimui ir įsisavinimui. Gerti reikia 1 kapsulę per dieną.